Sveiki, mano vardas Agnė, aš esu informatikė ir šiandien jums atsakysiu kai kuriuos rūpimus klausimus. Ši programa yra filologijos studijų krypties, vadinasi, informatika nėra pagrindinė, bet informatikos komponentas yra labai svarbus, kaip jau pastebėjote, nes programa yra tarpkryptinė. Ir tarpkryptiniai moduliai sudaro maždaug 40% visos studijų programos. Ką reiškia tarpkryptiniai? Iš tikrųjų, filologija ir informatika eina juose kartu. Dažniausiai informatika bus kaip ir pagrindinė arba varomoji skaitmeninė kompetencija, o filologija bus taikomos sritis. Dėl to mes sakome, kad ši programa turi praktinės informatikos bruožų. Kas yra informatika šioje programoje? Tai daugiausia yra informatikinis mąstymas, nes turint informatikinį mąstymą galima įvaldyti ir technologijas, įrankius, prisitaikyti savo darbinę veiklą. Stojant į šitą programą, aukštų matematikos rezultatų nereikia, nes mes tikimės, jog reikalingas kompetencijas jūs įgysite studijų metu. Galėsite dirbti ir IT sektoriuje, ir kituose sektoriuose, kur pritaikysite kompetencijas ir gebėjimus įgytus studijų metu. Mes tikimės, kad įgysite tiek skaitmeninių kompetencijų ir informatikos įgūdžių, kad galėtumėte dalyvauti ir projektų kūrime, ir technologijų vertinime. Linkiu, kad pasirinktumėte tokią studijų programą, kuri būtų jums įdomi, neatrodytų per daug sudėtinga, bet neatrodytų ir per daug lengva, nes bet kokioj programai reikia tam tikrų iššūkių, kad galėtumėte pajusti tą pažinimo džiaugsmą. Sveiki, Linas Bukauskas, Informatikos instituto profesorius. Ne, stojant į šią programą nereikia mokėti ir nereikia būti puikiu programuotoju. Tai studijų programa reikalinga darbo rinkoje, nes studijų programos partneris buvo verslo įmonės, kurios jau nuo pat pradžių išreiškė norą ir netgi patikino įvairias galimybės būsimiesiems darbuotojams. Pirmiausia, atsigręžti į save ir pagalvoti, kas jums labiau patinka. Labai tikiuosi, tai kalbos ir informatika.